Taip, labas vakaras. Taip, sulaukiau labai nekantriai, laukiau 20 valandos Europos lygos, kad pasižiūrėt, kokie bus limitai ant geltonų kortelių. Taigi šiuo metu iki statymo jokio nėra. Iki 20 valandos likę kelios minutės iki rungtynių pradžios, visa pasiūla sudėta. Štai užeinu ant Bešiktašo Olimpiakoso rungtynių. 5,5 kortelės daugiau. Maksimali statoma suma 3 eurai. Visą laiką mėgstu pasitikrinti, pabandysiu pastatyti 100 eurų. Bendrovė vis dėlto su neypatingom techniniam galimybėm, gal kokia klaida įsivėlusi. Bandau statyti 100 eurų, limito išimtis meta. Pabandysiu pastatyti 50. 50 eurų, limito išimtis. Pabandysiu pastatyti 10. Limito išimtis. 3 eurai. 3 eurai, turbūt viskas gerai. Taip, tai ką, nežinau, manau, kad paskutinis video, tai visi labai aiškiai pamatėm, galėjot įsitikinti savo akim, kaip nuo kovo 11 šeštadienio iki kovo 16 ketvirtadienio atlikau, galim paskaičiuoti net. Taip, atlikau. Tuoj paskaičiuosim, taip. Atlikau apie 30 statymų, lygiai 30, su tais, kurie dar kabo. 3 statymai kabo, kaip matom. Ir buvo uždirbta 2000 eurų. Ir iškart uždėtas limitas būtent tai vietai, iš kurios daugiausiai buvo ir uždirbta. Tai yra futbolo statymai, geltonos kortelės. Nei krepšinio pasiūla šiam momentu yra neužlimituota. Prieš varžybinė pasiūla irgi neužlimituota. Na, bet Orakulas tikrai nėra ta bendrovė, kurioje geriausia statyti prieš varžybas ir tuo labiau geriausia statyti yra krepšinį. Tai šitą eksperimentą baigiu. Statyti šito akaunto, galbūt dar pastatysiu vieną kitą kartą, bet esmė, kad jau uždėti limitai ten, kur laimėti lengviausia, kur laimėti geriausia. Ir jeigu ir toliau statyčiau krepšinį, dabar Live pavyzdžiui, tai ir rezultatai būtų panašus, pasiekus 2000 eurų. Vėl būtų uždėtas limitas. Ta galima padaryti, kaip matom, ir per 3-4 dienas. Tam gali prireikti ir mėnesio. Tai norėjau akcentuoti tik tai svarbiausią dalyką, tai yra bendrovės požiūrį į žmogų, į klientą. 6 metus žmogus 6 metus buvo klientas, statė, niekada jokių limitų negavo, po biškį pralošinėjo ir štai vieną dieną jisai šiek tiek laimėjo pinigų per trumpą laikotarpį, gal net būtų galima galvoti, kad čia sėkmė kažkokia aplankė, bet bendrovė kažkodėl taip negalvoja ir iškart uždėjo 3 eurų limitą iš ten, kur buvo daugiausiai laimėta. Tai labai noriu dar akcentuoti tokį dalyką, internete visur labai populiaru yra lietuviškos bendrovės, labai yra statymų grupės didelės, kurios skelbiasi, kad yra partneriai su lažybų bendrovėm, pavyzdžiui, su Sibet partneriai, su Tonybet. Tai, man tai yra sunkiai labai suvokiamas dalykas, kaip profesionalūs lošėjai, kurie laimi iš lažybų bendrovių pinigus, jie dar gali būti partnerių su lažybų bendrovėm. Šitas mano trumpas
4-5 dienų eksperimentas labai aiškiai parodo, kokiu atveju tu gali būti partneris su lažybų bendrove lietuviška. Tu 6 metus juos maitini, palikinėjai savo pinigus, tada taip, tu partneris, tau galima statyti, tau nėra limitų, su ten viskas gerai. Bet jeigu tu biški tik tai pradėsi laimėti, iškart visa partnerystė baigėsi. 3 eurai limitas ir būk patenkintas. Tai man yra labai juokinga, kai prisistatantys, tarkim, sėkmingiausia lažybų grupe Lietuvoje ir tokioj kontoroj kaip Orakulas 10 metų neturi limitų. Tai čia konkrečiai kalbu apie Naglį, kas lankosi Vilniuje Konstitucijos Orakule. Tai ne vieną kartą yra matę, kaip Naglis iš savo asmeninio orakulo nusiiminėja laimėjimus, ten po 2, po 300 eurų. Ir 10 metų žmogus yra sėkmingas lažybose, kaip pats sako, tačiau neturi limitų. Tai, kaip matom, limitai orakule 2000 eurų ir tu gauni limitą orakule. Tai nežinau, kaip reikia lošti 10 metų ir ką reikia būti laimėjus per 10 metų, kad tokioje bendrovėje neturėti limitų. Taip, tai dabar ką, viskas iš naujo. Orakulas labiausiai reikalingas, kaip matom, dėl live statymų. Dabar vėl ieškosiu žmogaus, pirksiu akauntą, vėl įsigysiu naują įrenginį, naują interneto IP ir, kaip sakoma, ratas suksis iš naujo. Tai kas turi senas nereikalingas sąskaitas, galit man parašyti. Aš jas mielai nupirksiu. Kuo daugiau jūs tenais esate pražaidę, tuo aš daugiau jums už ją sumokėsiu. Na ir ką, ir tikiuosi nepamiršau visko, ką norėjau pasakyti. Tai panašu, kad šiam kartui tiek. Ateityje galbūt tokį pat video dienoraštį ir su Tonibetu padarysiu. Tenai padėtis dar tragiškesnė, jeigu čia bent jau leidžia laimėti 2000 eurų, tai Tonibete tikrai niekas tiek neleis laimėti. Galbūt vardan teisybės tikrai neužilgo padarysiu tokį video dienoraštį. Ir taip pat, kur akcentas labai svarbu, net kai kurie žmonės, jeigu sako, kad aš nesiekiu laimėti, aš žaidžiu laisvalaikiui, pramogai, tai ir renkuosi lietuviškas bendrovės, nes patogiau. Tai aš jums galiu duoti mažą paprastą pavyzdį. Su 200 eurų paskaičiuokit, kiek jūs galėtumėt pražaisti, pavyzdžiui, Pinaklėje arba kitoje normalią maržą, normalius limitus turinčią bendrovę ir kiek jūs laiko už tuos pačius pinigus pražaistumėt Orakule, pavyzdžiui, arba Tonibete. Tai kur kofai ir marža, kofai yra maži, nes marža yra didelė. Ir aš manau tikrai yra didelis skirtumas statyti 1.85 ir 1.95. Kai kurie ekspertai, taip vadinami, labai iškraipė šitą dalyką ir šitą supratimą. Ten siūlo 1.75 kofus, atseit 1 taškas yra saugiau. Bet jeigu paskaičiuotume 100 statymų ilgą laikotarpį, pavyzdžiui, tai ar imi 1.9, tarkim, -5 forą, ar imi 1.75 -4 forą. Tai per 100 statymų galit paskaičiuoti, imant 1.75 ir 1.9 kofų. Tas 1 taškas jums nulems 1, 2, gal daugiausiai 3 kartus per 100 gerų statymų. O 0.15 nuo kofo jums lemia didelius pinigus. Ir iš to išeina, kad su 100 eurų orakuluose ir Tonibetuose jūs, jeigu esat nesėkmingas lošėjas, atliksit, nežinau, 50, gal 60 statymų. Tai imdami po 1.90 kofus ar 1.95 normaliuose bendrovėse, manau, kad atliksit bent jau 20-30 statymų daugiau. Tai prieš rinkdamiesi šito video pagrindinis tikslas buvo prieš renkantis lažybų bendrovę, jums gerai pagalvot, ar verta rinktis lietuviškas bendrovės. Mano nuomonė tikrai neverta, aš pats, kaip minėjau, tai nėra mano pagrindinės bendrovės. Dar kartą užeisiu į Pinaklę savo. Praeitą kartą rodžiau Pinaklės, mano balansas buvo, kaip prisimenat, buvo berods 29 000 ir 30. Šiuo metu, kaip matom, 36 000 balansas.
Taigi reiškia per tas 3 ar 4 dienas nuo tada, kai rodžiau, laimėjau 6 ar 7 tūkstančius, jokių limitavimų nėra. Štai parodysiu, kokiu šiuo metu yra, atrodo, jeigu gerai atsimenu, taip, čia paskutiniai laimėti statymai. Parodysiu paskutinį kabantį, taip, kabo šiandieninis Cervena Zvezda. Jeigu prisimenat, labai geras pavyzdys, rodžiau ir iš orakulo, dar kartą parodysiu priminimui. Štai. Orakulę turiu 160 suminis mažiau 1,9 kofų. Suminis mažiau. Štai Cervena Zvezda Armani 160. Kofas 1,90. Pinaklę turiu pusę taško geresnį totalą ir net 0,07 geresnį kofą. Taip pat jūs galit paskaičiuoti, ką tai reikštų ilgam laikotarpį. Imti 1,90 ir pavyzdžiui 1,97. Tai sėkmės visiems, sėkmingų lažybų, atsakingai pasirinkit lažybų bendrovę prieš pradėdami žaisti ir pasimatysim kitą kartą.